Sveiki visi, savaitės pabaigai dar vienas Jeep Grand Cherokee automobilis, 2019 metai, 3,6 Pentastar varikliukas, kuriam yra sumontuota kokybiška itališka Landirenzo sistema. Begalės šių automobilių iš tikrųjų yra padarytos, ne viena dešimtis, tiek Dodge Durango, tiek Jeep Grand Cherokee, tikrai labai populiarūs modeliai. Na ir kaip visą laiką, kaip jau ir minėjau, yra sumontuota kokybiška itališka Landirenzo sistema. Apie jos komponentus tuomet trumpai. Pats valdymo blokas štai šitoje vietoje. Atskirai nuo dujų reduktoriaus sumontuotas skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas OMB BFC padidinto pralaidumo. 8 magistralė tiek iki jo, tiek nuo jo iki reduktoriaus. Pats reduktorius štai šitoje vietoje. Landirenzo L10 Turbo Oversize. Pati galingiausia šio reduktoriaus versija. Greta dujinės fazės filtras atnaujintas specialus su dervų surinkimu, tam, kad apsaugot purkštukus kiek įmanoma labiau nuo dervų ir nešvarumų, slėgio davikliukas ir dujiniai purkštukai, kuriems dujų padavimą turim padarę iš abiejų pusių, bei juos esame sujungę tarpusavį, yra sumontuoti naujo tipo Reilo IG7 Dakota dujiniai purkštukai. Tai vat komplektas pats geriausias, ką mes iš principo galim pasiūlyti šiai dienai 6 cilindram ir sumontuoti. Be abejonės visi darbai, standartai yra taikomi aukščiausi šiai dienai prieinamų rinkoje medžiagų prasme, komponentų prasme. Tai turim ir kokybiškas žarnas tefloninės, kurios nesmirdi, reiškia specialias apsauginės gofras, gamyklinius laikiklius, spiruoklinės sąvaržas. Dujinės įrangos laidyną turim specialiai adaptuotą konkrečiai šiam variklio skyriui. Visus, reiškia, laidus grupuojant, parenkant tinkamus jų ilgius, įvelkant į apsauginės gofras bei jas izoliuojant. Per daug išradinėti dviračio nereikia, kadangi viską turim tokiais pačiais pavyzdžiais, lygiai taip pat padaryta laidynas gofruose, tokios pat gofros, spiruoklinės sąvaržos visur. Taip, kad stengiamės, kad viskas būtų kiek įmanoma arčiau to originalaus gamyklinio vaizdo. Be abejonės viskas nuvalyta, sutvarkyta, kaip sakyti, ir paruošta jau klientui atiduoti. Tai tiek būtų apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtukas standartiškai, galima sakyti, yra montuojamas apvalus su gražiu guminiu apvadu štai šitoje vietoje. Atrodo tikrai labai gražiai, estetiškai tvarkingai, tikrai labai gera jam vieta. Dujų pildymas padaromas prie benzino užpilimo vietos, atidarom, matom štai tokį dangtelį, atsisukam, reiškia, kamščiuką, jungiam dujų pistoletą ir pildomės. Tiek video, tiek foto pačio pildymo taipogi pridėsiu, galėsite pasižiūrėti. Yra naudojami nerūdyjančio plieno varžtai, tam, kad nekoroduotų, nes dujose visokiausio yra visokių chemijų. Tai paprasti cinkuoti varžtai paprastai labai greitai koroduoja. Tai va, viskas užsidengia gražiai. Na ir dujų balionas atsarginio rato vietoje, 80 litrų, šone išsaugotos daiktadėžės, gražiai, tvarkingai užsidaro ir lieka, reiškia, savo vietose, o pats dugnas visiškai lygus, gražus ir tvarkingas. Tai va, tai tiek apie Landirenzo dujinę įrangą ir Jeep Grand Cherokee automobiliuką. Jei kažką panašaus planuojate įsigyti, kreipkitės, mielai padėsime. Ačiū.